Sveikas YouTube. Šiandien aš jums parodysiu modo pristatymą, jis vadinasi Malicious durys. Pradedame nuo paprastų bandinių durų. Jos dabar įgavo naują animaciją ir kaip matote, jeigu paspaudžiate ant vienos, abi atsidaro. Tas pats ir su vienguba. Kaip tai atrodo taip. Na gerai, pradedame su pačiu modu daiktų. Štai paprastam judantį duris, kai jie paspaudė, jos tai pasislenka iš šoną. Yra dar ir metalinė versija. Bet kai stebėjau, jeigu tai praeini, gali praeiti kiaurai iš šoną. Atleiskite, kad jeigu lagina, dabar keliu kitą video. Štai yra receptai, mediniai, yra 3 bet kokios medinės, nebūtinai ąžuolo, ir stiklas, metaliniai geležies, ir irgi stiklas, čia galima sakyti panašus labai. Atleiskite už lagą. Dabar jis va šitas daiktas yra žaidėjų fiksuotojas. Aš iš dalies verčiu į lietuvių, nes šiaip angliškos. Jis, kaip matote, jis užfiksuoja, ar yra žaidėjas ir tada automatiškai atidaro duris. Ir jo receptas toksai: 3 stiklai, 2 geležiniai gabalėliai ir 1 raudono akmenio dulkės. Dabar einame į šitą. Kaip manote, kaip čia įeiti? Ogi paprastai. Einame ir kažkaip dingsta. Tai yra medinė išnykimo blokas, galima sakyti. Jo yra receptas toksai. Na, jo principas yra va toksai. Jis gali įdėti bet kokius tu nori blokus. Ir kai jis gauna raudoną akmenio signalą, jis retkarčiais taip įsigližina, kaip ką matėte. Ir kai gauna raudoną akmenio, jis išnyksta. Tu gali įdėti bet kokius šitos blokus jam. Einame dabar prie sudėtingesnių. Dabar, va, čia galima jis galvo, čia taigi tas pats. Bet dabar mes turime geležinę išnykimo bloką. Jis yra šiek tiek skirtingas negu tas. Jis gali tik tai vienos rūšies blokus panaikinti. Pavyzdžiui, tik molį, arba tik vilną, arba tik tai medieną, arba kaip galima sakyti akmenį, kaip aš čia panaudojau. Va, priėjom prie paskutinės išnykimo bloko. Jis dabar, aš panaudojau, uždėjau oranžinę šitą vilną. Jo receptas yra auksas, enderperlas, na, patys matote, taip tarinti. Jis yra pats, galima sakyti, brangiausias, bet auksas netoks ir naudojamas Minecraft'e, ne? Na, tai jo yra tokia, jis gali kai gauna raudoną akmenį, tik tai vienos rūšies, nors ir nėra skirtumo, ar mediena skirtinga, tik tai vienos spalvos arba vienos rūšies mediena. Na, ir paskutinis dalykas, bet mano manymu pats geriausias, ne, čia neduris, yra va šitas nedidelis daikčiukas. Blokų maišytojas, jo receptas 6 geležis ir 2 stumikliai. Ir jo principas, kaip suprantate, blokų maišyklė, jis gali maišyti blokus. Kaip matote, aš padariau raudoną akmenį ir TNT, žolė ir ruda vilna, sandstone'as ir kempinė. Jūs galite, va, principas yra toks: paimkite bet kokius 2 blokus, paspauskite, įdėkite, bet va, iš jums galiu perspėti, jeigu tu negalima įdėti, čia tik tai su tokiais paprastais blokais, va, kaip matote, gavau smėlio ir beržo kamieno mišinį. Na ir principas, jūs negalite įdėti jokių daiktų išskyrus paprastus blokus, jūs negalite vėl maišyti ir šitą. Jo, visi kiti blokai, kai dar tiksliai noriu išbandyti, pavyzdžiui, dar pats kai kur nebandžiau. Va, galima kaip dauguma blokų, bet jeigu jau sumaišyti, pavyzdžiui, kaip matote, dalis kaktuso, visai gerai atrodo, ir jeigu jūs einat prie jo, jūs negausite nei kiek. Blokai sumaišytas su šviesos irgi neįleis šviesos. Ir kaip matote, TNT nors yra su redstone'u sujungta, nekiek nesprogsta, nei nieko. Na, kaip matote, čia yra visas modų pristatymas. Jeigu nežinote, kas čia per žemėlapis, tai yra policininkai ir vagys. Čia tą žemėlapį aš naudosiu pristatinėdamas modus visus. Na, jeigu norite, pažiūrėkite kokių žymesnių youtuberių Minecrafterių žemėlapį, aš čia greit apsižvalgyti. Gerai, užtaisom skylę. Na, tai galima sakyti, tai viskas, kas šitame mode.
Jeigu norėtumėte pamatyti daugiau modų pristatymų, paspauskite like ir jeigu galite, prašau, subscribinkite. Na, jeigu surinksime 5 laikus, aš būsiu labai dėkingas. Pasimatysime kitą kartą. Sudie.